Dar vienas aktualus klausimas, tai yra kitos formos detalės arba užduotis, kurių nėra standartinių operacijų sąraše, kaip jas pateikti. Taigi, štai čia mes turime sąrašą detalių. Visos šios detalės yra suprantamos kaip stačiakampės detalės. Vis dėlto pirmoji operacija, pirmasis darbo centras, kuris apdoroja, tai yra pjovimo centras, jisai pjausto plokštės. Ir kaip bebūtų, visada bus pirmiausia išpjaunama stačiakampė detalė tiesinio pjūvio pagalba. Vėliau, jeigu mums reikia iš jos kažką padaryti, tuose rėmuose, tuose gabarituose mes galime tą detalę papildomai apdoroti, pavyzdžiui, užapvalinti kampą, nupjauti kampą ar kitokią formą suteikti detaliai. Tačiau šiame sąraše mes niekaip nesuprasime, kaipgi ta detalė atrodo, kaip ta atskira užduotis yra pateikta. Tam, kad tokia detalė iš sąrašo būtų nepraleista, kad užduotis būtų įvykdyta, kad informacija nepraeitų pro pirštus ir būtų atkreiptas į tai dėmesys, mes siūlome sprendimą ir jį turime. Štai 5 detalė. Aš ją parinksiu kokią nors kitą plokštę. Ir sakykime, kad jinai pas mane nėra standartinė, tai yra nėra stačiakampė, šią prasme nėra standartinė. Grįžimo schemų jos katalogė nėra, nei frezavimų, nei kitų paslaugų. Tuomet aš pasirenku stulpelį pastabos, pažymiu prie šios detalės, kad yra eskizas numeris 1 ir tai yra signalas visiems sekančiuose procesuose, kad reikia pasižiūrėti į kliento pateiktą eskizą ir su šia detale atlikti individualią užduotį. Iš jūsų be abejo prašoma tą eskizą siunčiant užsakymą prisekti, jį taip ir pavadinti, eskizas numeris 1. Tuomet mes prie 5 detalės pažiūrėsim šį eskizą, rasime tą brėžinį, jame nurodytus atlikti veiksmus ir jais vadovausimės. Štai čia dabar aš perėjau į kitą terpę, tai yra kita programa, nemokama, Google SketchUp. Ir individualiai, šiuo atveju už jūs, sukursiu eskizą, kurį jūs mums atsiųstumėt pažymėję eskizas numeris 1. Sakykime, aš turiu detalę. Štai tokia ilgis jos. Plotis. Atsiprašau už nedidelę pertraukėlę, turėjau jungti maitinimo šaltinį. Taigi, tęsiu darbą. Ir štai, sakykime, tokios formos pas mane detalė. Matmenys. Pastabos apie laminuojamas kraštines. Aš sugalvojau tokią detalę, aišku, kad galbūt jos tokios ir nėra, bet jos forma matyti, kad yra nestandartinė ir mums reikėtų žinoti, kaip ją pjauti ir ką su ją atlikti. Tuomet, kai jūs atsiunčiate mums šį brėžinuką, kurį aš už jūs sukūriau šitoj situacijoje, po to, kai prie detalės numeris 5 buvo pažymėta eskizas numeris 1, tiesa, matmenys, žinoma, turėtų būti tokie patys. Jeigu čia yra 1000 ant 500, čia yra 600 ant 400, aš pataisysiu. Taip, 600 ant 400. Laminavimo aš nenurodau. Štai čia
Štai čia yra eskizas numeris 1. Gavę jūsų brėžinuką, galbūt paveikslėlį, galbūt PDF failą, mes jau turime suformuotą aplinką šitam eskizui patalpinti. Visi duomenys apie jį bus automatiškai paimti ir šitas dokumentas keliaus kartu su detalių sąrašu prie kiekvieno darbo centro, kad būtų atliktas individualus vertinimas. Pereinu į lapą eskizai. Kaip matote, pažymėjus eskizą, suformuotas dokumentas, detalė numeris 5, plokštės spalva, 5 vienetai, užsakymo numeris, tai yra mūsų vidinis klausimas, jis jums neaktualus. Ir dabar iš jūsų atsiųsto vaizdo, paveiksliuko, kaip minėjau, ar kitokios formos, PDF-o, mes jį tiesiog įsiterpsime į štai įterpiau paveiksliuką, jūsų detalė su visa informacija apie ją, tai yra tekstūros kryptis, matmenys briaunų storio, spalvos, ką aš jau minėjau, jau yra čia atsiradusios, todėl vėl mes išvengėme žmogiškojo faktoriaus klaidų, interpretacijų arba kažkokių nepateiktų duomenų apie detalę. Tokių detalių gali būti daugiau, galbūt ir prie sekančios būtų, tuomet aš jau nebežymėčiau numeris 1, numeris 2, jeigu tai yra kitokia užduotis ir kitaip ją reikia atlikti. Na, pavyzdžiui, štai dar viena užduotis, individuali, jūsų pateikta. Kitų duomenų aš nerodysiu, bet šitą užduotį mes taip pat perimam iš jūsų ganėtinai paprastai. Perinam toliau eskizas numeris 2, matau detalę numeris 9, jos ir spalva kita. Įsiterpiu jūsų atsiųstą, galbūt nuskenuotą ar kitaip atsiųstą brėžinuką. Čia duomenų be abejo trūksta apie briaunų laminavimą ir panašiai. Aš taupydamas laiko to nedarau, tik paaiškinu patį principą. Kodėl svarbu duomenis pateikti tvarkingai, atžymėti tai, kas būtina, ir tolimesniuose procesuose vėlgi mes turime tvarkingą ir nuoseklę eigą, ir išspręsta yra problema su atskiromis detalėmis, kurių formos yra nestandartinės. Operacijų sąraše nėra nei frezavimo, nei gręžimo ar kitokių. Ten taip pat turime ir grindjuosiems išėmimus. Jų dar kol kas neminėjau. Jos galite rasti katalogę. Bet grįžtu prie temos, yra prie tos, kad jūs turite galimybę atžymėti visas detalės, kurios yra nestandartinės sistemos prasme.